Labas, labas. Šiandieną mes kartu skrendame į angelų karalystę, dvasinę karalystę. Šiandieną mūsų scenoje ypatingai retas mineralas išgaunamas tik Sibire, tai yra serafinitas, tai yra angelų akmuo. Beje, po pertraukos, kai sutikau vėl savo mokytoją, jisai man padovanoja būtent serafinito akmenėlį. Kiekviename akmenėlyje galima pamatyti įšaldytus angelų sparnelius ir plunksneles. Matysite nuostabius angelo sparnus. Taipogi serafimai yra aukščiausia angelų grupė. Šis nuostabus angeliškas kristalas tai yra angelai, nušvitimas, dvasingumas ir dvasinė karalystė. Jis skatins tave gyventi iš širdies. Šis nuostabus akmuo toks galingas, kad sukels senų ligų arba disbalanso modelių kritimą, taip sukurdamas erdvę naujiems gerovės modeliams formuotis. Taipogi jisai padės tau priimti tavo angelų siunčiamas žinutes, patarimus ir sujungs tave su tavo angelais. Taipogi šis kristalas atveria karūnos čakrą, pakelia tavo vibracijas ir susijęs energiją su dvasiniu kūnu. Šis galingas akmuo padės atsisakyti nereikalingų emocinių prisirišimų, kurie nebesuteikia tau jokios naudos ir stabdo tavo sielos evoliuciją. Taipogi naudok šį akmenį, kai norėsi galutinai nutraukti bet kokį buvusių santykių ryšį, kuris vis dar jų sieja. Tai gali būti ne tik mylimasis, tai gali būti ir tam tikri žmonės. Šis akmuo dovanos tau emocinį aiškumą, valys užsistovėjusias energijas, suteiks žvalumo, džiugios nuotaikos ir užtikrins, kad tavo emocijos būtų subalansuotos ir harmoningos. Reguliariai nešiojant serafinitą, jisai pritrauks į tavo gyvenimą aukštesnes vibracijas, užpildys stiprią dvasinę energiją bei padės užmegzti ryšį su tavo angelais sargais ir dvasiniais vedliais. Be abejo, jisai stiprina ir intuiciją, ir ekstrasensorinius gebėjimus. Išvalys tavo širdies čakrą bei atvers ją iš naujo meiliai. Taip pat, kai turėsi priimti svarbų gyvenime sprendimą, paprašyk, kad šis kristalas padėtų tau teisingai apsispręsti. Ir kai norėsi nutraukti praeitį, vaikystėje įskiepytas negatyves mintis, būtinai naudok šį kristalą. Šio reto mineralo turiu tik keletą apyrankių, todėl, jeigu jauti, kad jis tave kviečia, kad nori susijungti su angelais, paskubėk man parašyti. Linkiu šviesos.